Nu, sakyk labas rytas dabar. Ką padarei jau šiandien? valandų 41 minutę. Darbininkai atvažiuoja į darbą. Šiaip vadovai atvažiuoja į tokį laiką. Ai, vadovai. Čia darbininkai dirb tada. Jo. Vadovai. Tai man tai vakar naktį labai. Balansą kažkokią tai reikia. Nu ką padarai čia? Papasakok. Nieko, tepalus išleidau viską. Tepalus išleidai. Reikia ardyti elektroniką. Ten, karoči, skiriasi. Skiriasi pasirodo tie vožtuvai. Trumputis, čia yra trumputis. Tai trumputis yra būgnui trumputis, ne? O mums reikia skleistuvui. Įsivaizduoju, kad šičia atsisuks šitą ir nusimaus tą ritę. Ta ritę turim numauti ryte ir užmauti ant mūsų ritės. Gerai, tai viską susitvarkiau. Energikų ten tos streigius išsukau. Apsuką durelį uždėjau, tai dabar bandau važiuoti, prasukti kažkokį ratą, kad stabdžiai prasivirptų, nes viena pusė visiškai naujas kaladėlės, visiškai naujas suportas perrinktas, tai, o kita pusė ne. Ir ta viena pusė iš vis nestabdo. Tai žinot, kaip būn mašinose pakeiti ten kaladėlės, diskus viską ir iš pradžių nestabdo. Tai žiūrėsim, gal padės, jeigu nepadės, tai tada jau galutiniam variante servizą. Į servizą kažkokį važiuosim, jeigu patys nesugebėsim sutvarkyti. O šiaip tai pagrindinės klaidos, kurias buvau surašę į lapą, tai yra, nu tai va, stabdymo jėga nesiekė 70% vieną pusę, tada stovėjimo stabdys, priekabas guolis, vairą traukęs, priekiniai žibintai, tada priekiniai galiniai žibintai, rūko žibintai, išmetimo sistema, stiklas, durys, gaubtai, nu vienu žodžiu, visko čia prirašė. Tai pažiūrėsim, ką pavyks susitvarkyti, nu ką pavyko susitvarkyti, ko ne. Ir važiuosim paskui kalkių parsivežti iš to naujojo kalcito, kur kryžkalnyje yra. Vienu žodžiu, karštas guolis. Reiškia, blogai, bandysim atlaistyti. Vienu žodžiu, grįžom į sodybą. Kaista šitas guolis, kažką blogai čia bus įmidėję. Tai nieko.
Tai va, kas nedirba, tas neklysta. Vienu žodžiu, problema kame buvo. Aš kai nuėmiau visą tą vat barabaną, jisai man nusimovė pats, parvažiavo. Ir buvo veržlė. Buvo veržlė ir ta veržlė užverž visą tą barabaną. Jisai sukas. Ir aš kai sudėjau visus guolius, viską gražiai padariau, išvaliau. Pirmiausia, įdėjau šitą žieduką čia ir tada užveržiu veržlę. Ir tas guolis pradėjo kaist dėl to, kad ta veržlė trynės į tą žieduką, čia drožlių pilna buvo ir išėdė va tos veržlės čia kantą, va čia nuės, tai drožlės vada, čia valai drožlės va. Tai dabar, kad ateityje tokių problemų nepasikartotų, įsiaiškinom, kad pirmiausia uždedi barabaną tą visą, tada užsuki veržlę ir tada įdedi žieduką. Ir tada viskas gražiai turėtų suktis, nekaist. Tai bus matyti dabar, kai išvalysiu ir viską vėl atgal sudėsiu. Tai visus tos guolio darbus pasiliksim rytoj. Bet dar prie to pačio pamačiau, kad va, gumbelis yra šioks toks. Tai reikėtų irgi padangą pasikeisti, nes rimčiau pakrovus, pamposkė gal sproktelt. Tai va, tokios problemas. Ir tada bus galima važiuoti technikinį.
Pritėmėm soldolą, įdėjom guolį, viskas sukas gražiai. Gerai, gerai iš tavo. 5 eurų. Tai nereikia ieškoti. Nereikia, man. Vieną guolį įdėjau tą ABS skaičiuotuvą ir dabar tą ašę valysiu visą ir įdėsim tada mažesnį guoliuką ir žiūrėsim, kaip mums čia viskas pasisekė, bet tikiuosi, kad jau iš antro karto viskas bus gerai. Antrą guolį įdėjau, sukasi. Niekas kaip ir nesiliečia. Čia dar tą šaibą ištiesiau. Ištepiau tiksliau. Ir tada tą aš jau kaip ir pasiruošiau, tai bandysim maut. Maunam ir žiūrim, kas gaunasi. Įrankis. Per didelis. Всё. Turėtų būti viskas gerai. Dar prieš varant technikiniai pasikelsim tą kiekvieną ratą ir truputį paveršim kaladėlės, kad čiut stabdytų rats, nes kiek esu girdėjęs, kad va tokiom būtent puspriekabėm tai gan sunkiai pravaro tas technikinės su stabdžiais. Tai padarysim tokį eksperimentą ir pažiūrėsim, ar pasiteisins prieš varant. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Šitas visas epizodas toksai skirtingų tarpsnių visas, nes buvo blogai su medžiaga, kurią nufilmavau, buvau įsikėlęs į kompą, kažkaip ten dingo internetas, neįsisaugojo, iš vis paskui dingo garsas iš tos medžiagos, tai turiu tą, ką turiu, pafilmavau tiek, kiek išėjo ir stengiausi viską įdėti. Tai va, dar kartą ačiū ir susitiksim kitame epizode.